Sveiki, aš esu Sigutė Ach ir šitame video noriu atsakyti į labai dažną klausimą, o kaipgi pasidaryti dėmelių, kai po mano pamokos visi nori tęsti, bet kur gauti tų stebuklingų Sigutės Ach dažų, tų diskelių, su kuriais mes prispaudę gauname va tokią spalvotą dėmelę. Ir kadangi aš labai nemėgstu, kai po kiekvieno kažkokio gražaus patyrimo, pamokos, mes iš karto turime bėgti į parduotuvę apsipirkti, aš sugalvojau alternatyvų metodą, kaip susikurti dėmę. Iš tiesų, visa mano pamokėlė yra sukurta, jinai vadinasi linksmoji monotipija, arba paveikslėlio kūrimas mišria technika, nes naudojama ne vien monotipija, bet ir pieštukai, visokios skiautės, taigi gaunasi ir koliažas, ir grafika. Ir ta monotipija, kas yra monotipija? Tai yra tiesiog dėmelė. Štai šitas jautukas kažkada tai buvo vienas žalsvo vandens lašas, jis vėliau buvo prispaustas, atspaustas, pridžiūvo, o vėliau jau mes fantazavom, kas čia galėtų būti, ir va taip atsirado šitas piešinėlis. Lygiai taip pat gimė ir šitas vabalas, va čia buvo tirštesnė vieta, arba šitas ežiukas, va diskelis buvo padarytas, atidengtas. Tai aš vis sakau, tas diskelis tai yra panašu kaip į kokį stiklainiuką, uždedam, atitraukiam. Bet mums nebūtina turėti šito įrankio. Aš jį iš tikrųjų sukūriau tik tai tam, kad mano pamokėlė būtų šiek tiek ypatingesnė. Vis tiek kuri aksesuarus pamokai, kaip kad kūrėme iliustracijas knygai. Ir mano dažai, kurie yra skysti ir sumaišyti su vandeniu, spiritu, skysta akvarelė, truputį tušo, aš primaišau, primakaluoju ir visi sako, kur mums gauti tokių dažų. Tai va dabar aš ir papasakosiu, kur jums gauti dažų, netgi galbūt neinant į parduotuvę. Nes aš tikiuosi, kad kas dirbate su vaikais ir norite tęsti pamokėlę, tarkim, aš apsilankiau pas jūs ir jūs galvojat, nu ką dar aš čia galėčiau paveikti. Tai va, aš turiu tiesiog prieštvaninius guašo buteliukus. Aš manau, kad jie yra pirkti 2004 metais, nes tuo metu aš kaip tik iliustravau avinėlį Jakobą ir norėjau jį iliustruoti guašo ir nusipirkau guašo. Tai va jau 20 metų, kaip jisai pas mane yra, guašas man per daug neprilipo, dar jisai netgi sunkiai atsisukinėja. Va. Ir žinoma, jisai kaip ir dažnas guašas, manau, klasėje arba namuose, jeigu pirkote guašą vaikui, tai sudžiūvo. Iš tikrųjų, jeigu guašas būtų prieš 20 metų pirktas Maksimoje, tai va taip padarius buteliuką, jis jau barškėtų. Jisai yra mažiau pigmentuotas ir žinoma duos netokią ryškę spalvą, už tai jeigu dabar staiga klasėje nusprendėte imtis dėmelių kūrimo, tai gal ir verta nusipirkti nors 2 arba 4 guašo buteliukus, nebūtina rinkinį. Sumokėsit labai nedaug ir manau, kad visiems metams šitų buteliukų užteks, nes juos norint naudoti techniką, kurią tokia dėmelę kurti skaidrę, peršviečiamą, tai tam reikia pasidaryti guašo mišinį, va tokį tirpalą su vandeniu. Čia yra nuo kažkokiu ar gal kremukų ar dažų buteliukai. Tai tokiu būdu surinkus kelis buteliukus arba galų gale paėmus paprastus stiklainiukus. Tik tai noriu pabrėžti, kad reikia labai nedaug to mišinio. Guašas, kaip ir akvarelė, mėgsta pelyti. Tai geriau jau tegul jisai buteliukėje uždžiūsta, negu jisai buteliukėje užpelyje. Va, dėl to visai rekomenduojama sąžiningai užsukinėti buteliukus. Ir jeigu užsukinėjam ir ten nepatenka jokių bakterijų, tai tada puikiausiai jisai stovi, kaip matot, 20 metais guašas. Kaip dabar mes veiksim? Aš tiesiog parodysiu, kaip sukurti tas dėmeles, neturint su kuo jų prispausti.
Ir nereikia to sudėtingumo. Neturint pipečių, aš pasėmiau vėlgi 2 mažyčius stiklainiukus, kad tilptų po kamerą. Jūs galite, tai įsivaizduokit, tai turėtų būti centimetras vandens ar ant puslitrinio stiklainiuko, tada į jį įsideda teptukas ir į kiekvieną stiklainiuką įdedat atskirą teptuką. Čia, aišku, buvo mėlynas ir raudonas teptukas skirti šitam. Jau aš praskiedžiau guašą ir pabandžiau ir padariau tokią dėmelę ir ne vieną. Tiesiog norėjau įsitikinti, kad mano sistema veikia. O dabar mes pabandysim su naujais teptukais. Ir iš kur šitie teptukai? Čia yra už porą eurų pirkti Ikėjoje teptukai. Tai jeigu turite senų teptukų, jie labai tinka irgi. Jie tiesiog turėtų būti kastuvėlio formos, nes tie teptukai, kurie yra lašelio formos, jie labai praranda formą, o šitie, kurie kaip kastuvėlio forma suspausti, jie daug atsparesni tam, kad būti vandenyje, o mums reikės, kad jie vietoj pipečių būtų vandenyje. Ir, žinoma, mums reikia kelių lapelių ir jokių būdų neperlinkinkite jų. Dar darželė mes esam darę monotipijas, kur pritapšnojam dažus, sulenkiam, atlenkiam ir būna drugelis. Tai jeigu mes nenorim, kad visą laiką būtų drugelis, tai mums reikia atskirų lapelių. Ko dar reikia? Visada gerai turėti servetėlių po ranka. Ir tam sykiui viskas, nebent dar indelį išplauti teptukui, jeigu kartais ką, bet manau, kad nereikės. Galbūt tiesiog vandens papildymui, aš kadangi filmuoju, tai gali būti, kad pasipildysiu vandens, čia toks lašintuvas, bet lygiai taip pat tinka tiesiog vandens stiklinė. Žodžiu, neapsikraukit papildomais daiktais, nes kartais būna, aš nenusipirkau dažų, reiškia, aš negaliu daryti pamokėlės arba aš negaliu savo tos pamokėlės vesti. Šita pamokėlė kiekvienam, bet netgi jeigu esate suaugęs žmogus ir žiūrite šitą video, manau, kad tikriausiai žiūrite pradžioje jūs, o po to jau kažką darys vaikai, tai noriu priminti, kad nieko nėra geriau, kaip truputėlį atsiduoti kūrybai, ypač tokiai kūrybai, kur nereikia nieko vaizduoti. Tai yra atsipalaidavimo praktika. Mes turim labai įtemptus laikus, kažkaip labai greitai bėgantį laiką. Ir dėl to vedu lėtojo laiko pratybas. Ir jau labai daug esu prifilmavus pamokų savo Contribui platformoje. O dabar šitą pamoką tiesiog įdėsiu į YouTube visiškai nemokamai. Galėsit ją bet kada pasiekti. Pieškite kartu su manim. Klausykitės, kaip rimsta sąmonė. Ir aš šiandien tokia bėgdute. Bet vis tiek užsidegiau lempas, nors ir tamsu. Ir noriu jums pademonstruoti šitą pamokėlę. Taigi, dabar turime, tarkim, seno guašo. Taip, aš jį virš servetėlės atidarinėjau, nes jis dar ir trupa. Ir norim pasidaryti, užtenka 2 spalvų. Visą laiką man irgi anksčiau taip atrodė, kad jeigu jisai puikiai susistovėjęs. Jeigu aš nepasidarysiu mišinio iš 100 spalvų, tai argi galiu pradėti piešti. Galima pradėti piešti turint ir tik 1 spalvą. Tokiu būdu galit su vaikais išmokti tyrinėti spalvas ir įsivaizduokit, jūs galit 7 spalvoms skirti 7 savaitės. Ir kiekvieną kartą tyrinėti spalvą, o vėliau dar kaip jos tarpusavy maišosi. Arba galų gale po 2 spalvas per vieną pamoką. Aš manau, kad jau beveik gavosi man tas mišinys. Jeigu dėžutėje guašas barška, reiškia jisai sudžiūvo mirtinai, tai užmerkite jį nakčiai ir tada lygiai taip pat kaip aš makaluokit teptuku ir pasistengkit, kad į mišinį su vandeniu jau nepatektų guziukų. Tai galima ten ir sugalvoti, kaip jį prakošti, susiradus kokį seną arbatos sietelį ar kokį merliuką. Bet, žodžiu, esmė, mums reikia pieno tirštumo spalvoto skysčio. Ką reiškia pieno tirštumo? Jūs tuoj suprasit. Jeigu aš sakysiu arbatos tirštumo, tai reiškia mes turėsim dar šiokį tokį skaidrumą. Jeigu aš sakysiu kavos tirštumo, mes žinosim, kad skaidrumas yra nujaučiamas. Jeigu mes sakysiu pieno tirštumo, jūs jau jausit, kad nebepersišviečia tas skystis.
Ir jeigu aš pasakysiu, kad tai yra grietinėlės tirštumas, suprasit, kad tai jau prasideda klampumas. Tai vat grietinėlės mums nereikia. Ir jeigu pasakysiu, kad tai yra grietinės tirštumas, tai jau visiems bus aišku. Grietinės tirštumas labai dažnai grietinės tirštumo tešla biskvitą kepant yra taip apibūdinama. Tai lygiai taip pat dar aš galėčiau sakyti minkšto sviesto tirštumas, kas ir yra šviežio guašo tirštumas. Minkšto sviesto tirštumas, tai jau ne grietinėlė, o kur gali tikrai pakabinti, kaip košytė, kaip kremas veidui. Va, tai mums tokių tirštumų nereikia, mums reikia pieno skystumo. Ir jisai panašiai taip ir yra. Aš makaluoju, skystis jau nebepersišviečia, bet jisai yra dar toks pat skystas kaip pienas. Žiūrim, kaip žalia tirps. Kol savo mėlyną ištirpinau, tai daug ilgiau užėmė laiko, nes mėlyna buvo daug stipriau sudžiūvus. Tarp kitko, guašas turi sudėtinę dalį, kurioje yra maišomi visi pigmentai. Kuo brangesnis guašas, pavyzdžiui, gali dėžutė kainuoti eurą, arba net jeigu visa dėželė iš 10 kokių spalvų kainuoja 3 eurus, tai reiškia viena dėželė kainuoja 30 centų. Tai čia bus labai pigus ir nekokybiškas guašas, nes jame bus įdėta mažai pigmento, mažai to dažo, kuris duoda mums spalvą. Jeigu guašo vienas buteliukas kainuoja apie 3 eurus, aš manau, kad šitas nuo 3 iki 5 turbūt turėtų kainuoti. Pirkau prieš 20 metų, tai tikrai nepasakysiu, kiek jis kainavo. Tai tada tikėtina, kad jame pigmentas bus nuostabus, kaip matot, nepaveikus laikui ir manau, jis yra dar ir neblunkantis, nes vis dėlto, nors tai yra firma Talents ir neįžiūriu, ar čia jau visai profesionalams ar neprofesionalams, bet kai šitai pateikiama, tai jau dažnai, matyt, biškį užmokėjau daugiau, bet už tai ir po 20 metų dažas veikia. Tai aš visada mėgstu apsipirkti dalykais, kurie nesensta. Kažkoks čia mano toksai, ypač kai yra dažai. Aš pasidariau 2 mišinius ir jums tuo pačiu papasakau viską apie guašą, kuris yra jūsų namuose. Spėjau čia viską apsitaškyti. Oi, buvo toks gražus baltas lapas, tai ne. Gerai. Ir dabar turiu lapelį vieną, man reikės ir antro, nes kuogi mes prispausim. Kas yra monotipija? Monotipo tai yra vienas atspaudas. Iš principo tai yra dėmės kūrimas. Mes tiesiog tepliojame popierių, bet tepliojame meniškai, nes vėliau iš jos norėsime kurti, kokį nors piešinėlį. Tai dėl to dėmę mes kuriam su didelė meile, tikėdamiesi vėliau, kad joje išvelgsime kažką gražaus. Tai dėl to mes nedarom dėmės bet kaip, mes darom ją gražiai. Ir čia svarbiausia yra vėlgi saikas. Mums reikia labai nedaug. Ir neduokit vaikams A4 formato lapų. Tada gaunas griozdiškas lapas, vaikas priterlioja ir pasimeta tame kosmose. 1/4 A4 lapo jam duos 4 kart daugiau malonumo, nes jis turės 2 kartus galimybę paspausti. Žiūrėkit, jeigu jūs į 4 dalis suplėšėt A4 formato lapą, reiškia, jūs turite 2 po 2. Tai užtieškiau, matot, tiek. Ir dabar tiesiog ieškau, kuri pusė man labiau tinka. Aš dirbu su akvareliniu popierium, tai turi didelę reikšmę. Kuo geresnis ir kuo brangesnis popierius, tuo tikėtina gražesnį gausit atspaudą. Tik jau šiuo atveju venkite ryškios akvarelinės faktūros. Dabar yra visokių popierių. Ir vieną net galėsiu parodyti, radau Pepko, visai pigus ir labai tinka šitam dalykui. Tai į popierių reiktų atkreipti dėmesį, nes popierius, keliam, štai ir mūsų dėmelė. Nuostabiausia, jau galima piešti. Iš vieno daryti vorą, iš kito daryti baubuką arba kokį nors ten pasišiaušėlį. Pabandom dabar dar mano raudoną spalvą. Aš turiu pasimaišius raudoną. Kas bus su guašu, kai jisai pastovės per naktį? Jisai nusės, todėl reiks kantriai vėl išmaišyti. Bet aš gale šitos pamokėlės jums turiu pasiūlymą nieko ten nelaikyti per naktį,
o pasidaryti skysčio mažai, kad jis išsinaudotų. Bet sakysit, kaip galima išnaudoti, kai čia reikia kelių lašelių. Tuoj parodysiu kaip. Va, dar vieną dėmelę pasidarom ir tarsi būsim A4 formatą sunaudoję. Va, užtenka 3 lašų, žinokit, iš tiesų, tokių su teptukais įdėtų. Ir matot, kad man nereiktų plovinėti, teptukai pastoviai yra buteliukuose. Va, šiuo metu aš turiu net 3 buteliukus, čia jau labai daug. Va, ir kuo mažiau margumo, aš taip rimčiau paspaudžiu ir į kurią pusę atidarysiu, į tą pusę ir susikaups dažų mišinys, tas lašas. Va. Taigi, žalia su oranžinė maišėsi ne taip gražiai, o oranžinė su rožinė tiesiog fantastiškai susimaišė. O dar toks smalsumas užėjo šakės. Tai va, vien šitą veiksmą padarykit grįžę iš darbo su šeima ir pamatysit. Atsivers dar kitą čakrą, vėl bus galima laisvai kvėpuoti ir pasaulis vėl atrodys smagesnis. Čia tokia alternatyva skrolinimui. Žiūrėkit, uždedu vien lašą tokį ir dar iš dubenėlio va, truputėlį vandenuko. Pažiūrim, 3 lašai. 3 lašai yra klasika. Taip. Ir oi, čia kaip išsiteškiau, matau, kad išsiteškė taip į 2 pusės. Gal kad mano stalas apačioj dar priklotas visko. Nu va. Nu kuo ne kažkoks tai paukštis ar dar kažkas. Fantastiškas būdas daryti monotipijas. Va, dabar ką mes turėtume daryti su likučiais? Va, prisidarėm, tik stenkitės neprisimaišyti daug, kaip ir sakiau, daug prisimaišę, tai po to visą naktį darysit tuos. O va, tam eina visokie seni lapiukai, niekam nereikalingas kažkoks popierėlis, kažkas pribraukė, pagadino, netgi sakyčiau, va, seni vokai galėtų būti kokie nors, va, galėsim išbandyti. Turiu seną voką. Taip, seną voką išserdom ir neišmetam, o ir ant laikraščių, ir ant senų visokių kažko, ko mums nereikia. Žiūrėkit, ką mes darom. Pasitiesiam daugiau servetėlių. Čia saugau savo švarų baltą lapą tik dėl to. Ir tiesiog ištepam likusį dažą. Va, čia vokas išardytas, kaip jau sakiau. Va. Matot, koks yra guašo, šito guašo pigmentas. Taigi, vat, kur tikrai sakyčiau, galima jau pradžiai pasitikrinkit su tuo, ką turit. Bet jeigu jau pirkti, tai galima pirkti porą guašinių spalvų ir kokią nors raudoną. O ką mums viso šito reikia? Neužilgo parodysiu. Patapšnoti. Vaikams tai yra didelis atsipalaidavimas. Mokinti vaikus nedestruktyviai padengti popieriaus lapą, neišterlioti, ne dėl to, kad čia vis tiek šiukšlė, o kūrybiškai sukurti dėmę yra dar viena pamoka, kūrybinis popieriaus uždažymas, tai reiškia mes su meile popieriui darom. Paieškom faktūrų, mokinamės dėlioti potėpius. Pavyzdžiui, užduotis visą laiką tik tap daryti. Nedažyti kaip palangės, o tap. Ir po truputį maža motorika. Dar aš dabar tai čia skubėdama darau. Noriu, kad jūs greičiau viską pamatytumėt. Taigi galima, klausantis savo kvėpavimo, padengti visą šitą popierių lėtai. Tai va, netgi ir tikrai kokiam sandariam kremo buteliukėje laikant
laikant tai visai ir išsimaišysit. Jeigu bus nestoresnis nei centimetro sluoksnis skysčio, tai manau, jūs lengvai pakelsit guašo pigmentą. Gal vertėtų laikyti šaldytuve, jeigu žadat laikyti ilgiau. Čia tik tai dėl to, kad jisai nesupelėtų ir nesurūktų. Kaip patikrinti, ar guašas nesurūko? Reikia pauostyti. Guašas turi kvepėti guašu. Kas turit guašą, nors kažkokią patirtį su guašu, žinot, kad jis turi absoliučiai specifinį kvapą. Na va, o čia akvarelinis lapelis. Va, pabandom jį padengti. Matot, kiek skalsu. Aš jau, galima sakyti, pasidariau stipriai per daug šitų skysčių, jie tikrai man liks. Va, pabandysiu dar šiandien juos ištepti. Nu va. Tokio spalvoto popieriaus reikia dar paieškoti. O artėja kalėdos. Labai man jau čia kalėdiškai visas tas mišinys atrodo. Va, ir taip dengdamos ir pailsit ir išnaudojat guašo perteklių. Kas dirbat su vaikais, žinot, kiek daug lieka vaikų piešinių. Arba jie jų nenori, arba jie jų nepripažįsta, arba jie jiems atsibodo, arba dar ten daugybė priežasčių. Tuos piešinius irgi galima uždažyti, iš naujo nuspalvinti, perspalvinti, uždėti jiems foną ir staiga piešinys pasidaro galbūt įdomus autoriui, o galbūt jam jo nereikia ir jisai atiduos jums ir tada mes galėsime jį plėšyti. Taip, jūs teisingai išgirdot, mes visus šituos ruošinius suplėšysim. Va, jau čia dabar parodysiu tik tai skiauteles naudojau visokiams užrašams. Va, tokios kūrybiškos skiautelės, jos gaunasi iš va tokio padengto popieriaus, kurį dabar aš jūsų akise ir suplėšysiu, nes aš prieš tai dirbau su, patraukiam buteliukus, dirbau su mėlyna ir raudona spalva, kaip rodžiau, ir man gavosi, aš čia prištampavau, nes norėjau patikrinti, koks akvarelinis popierius, kaip reaguoja. Tai atradau tokiu būdu, kad visai neblogai reaguoja daugybė rūšių popieriaus, reiškia, va šitas, gal sakyčiau, buvo truputėlį blyškesnis. Kodėl? Šitame popieriuje tikrai yra daug baliklio. Kai nori padaryti gamintojas pigų baltą popierių, pripila į jį baliklio ir tada kokią spalvą bedėsi, popierius iškart tarsi praryja spalvą, nes jame daug baliklio. Toks popierius yra pigus. Brangesnis popierius turės mažiau baliklio, nes bus kažkaip kitaip valytas, kitaip balintas ir mes tada turėsim visiškai ryškius atspaudus. Mes juos jau turim ir likutį aš ištepiau ant šito popieriaus ir aišku, man dar likučio liko, nors aš jau pasidariau turbūt gal 30 ml tik tai. Ir vis tiek tai yra labai skalsus, labai taupantis metodas, kas man šiaip labai patinka, kai tiek visi dabar linkę pašvaistyti. Va, tada kita pamokėlės dalis yra meninis plėšimas. Ne bet kaip mes plėšom, o pradžioje išplėšom tas vietas, kurios mums labai patinka. Plėšt galima dviem būdais. Jeigu aš plėšiu va šitaip, lieka baltas pakraštėlis. Į save, jeigu plėšiu. Jeigu plėšiu nuo savęs, liks toksai jautrus, tarsi nupieštas pakraštėlis. Taigi, jeigu aš noriu, kad būtų mėlynas debesėlis, pavyzdžiui, tai aš išsiplėšiu tarsi nuo savęs imdama kairę ranką. Ir turiu va tokį debesėlį. O jeigu noriu, kad būtų servetėlė kažkokia arba kažkieno dryžuotas kūnas, tai tada va taip va plešint ir taip veikia dažniausiai tik akvarelinis popieriaus lapas. Aš turiu va su tokiu pakraštėliu išplėšimą. Ir čia jau herojus. Taigi, norint pamokos metu kitą kartą išvis nežaisti su dažais, o turėti kažkokią linksmą dalį, kad ir, tarkim, matematika nesiseka. Mes pasiimam, nueinam į skiautelių dėžę, pasiimam gražią skiautelę
Ir ant tos skiautelės užsirašom užduotį, kurią norim išmokti, arba formulytę, arba dar kažką. Galim parinkti skiautelių, padaryti kažkokias lietuvių taisyklės. Pavyzdžiui, reikia išmokti kažkokią taisyklę, arba dar kažką. Tai gali atsidurti ant skiautelės ir įklijuota būti į sąsiuvinį. Taigi tai visai nebūtinai turėtų būti tik tai meno kūrinys. Žiūrėkit, mums užtenka uždėti va čia ir mes jau galim daryti kalėdinį atviruką arba užtenka išplėšti kepurytę, va, tokią. Ir jau mes čia turime kažkokiu tai kalėdinių nykštukų, va. O dar aišku, mes galim iš kokio nors žalio kirpti eglutę, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir gaminti atvirukus. Ta mes darome mano pamokose, ypač kalėdinėse pamokose. Bet šiuo atveju jau pedagogo fantazijai yra tas dalykas, ką dar padaryti su tom skiautelėm. Tai manau, kad skiautelių dėžė klasiai tiesiog privalomas dalykas. Va jos, žiūrėkit, kokio tai grožio dalykai. Va čia tas laiškų popierius, tai yra vokas. Dar jie neišdžiūvo, bet manau, jau bus po kažkurio laiko sausi. O dabar tiesiog pabaigai noriu parodyti, kad tikrai iš tų dėmelių kažkas pasimato. Taigi pasižiūrim, kas. Darbas mane čia šlapia. Jūs atsimenat, kaip atsirado šitą dėmelę. Gal paimsiu sesę šitos dėmelės. Oi, dar kai šlapia, reikia biškį atsargiai. Ir nusausinsiu su servetėlė perteklių. Va. Nu ir kas čia galėtų būti? Aš visą laiką bandau pridėti kokį nors vieną nedidelį simbolį. Va čia ta kaip tik kepurytė. Ir tas simbolis gali būti snapas. Čia ir snapas, ir kepurytė, ir kas tik norit. Esmė, kad tokį dalyką gali pasidaryti bet kas. Ir jeigu aš pridėsiu čia snapelį, man beliks nupiešti tik tai kojytes, o snapelį priklijuoti. Tik man reikia nuspręsti, šitaip paukštelis ar šitaip. Man atrodo, šitaip kur kas gražiau. Taigi, gerai, kad nepriklijavau iš karto, o pasukiojau. Ką aš darau dabar? Aš neklijuoju padėjus ant pirštų. Išmokime visi, kad geriausia klijuoti yra padėjus ant servetėlės. Neišsitepa stalas, nes kiek sykių mačius, kaip vaikai padėję ant stalo tepa ir prisiklijuoja, po to visas stalo paviršius apsiklijuoja. Lygiai taip pat ant pirštų, bet tada su pirštais pritapnoja ant piešinio. Taigi servetėlė labai geras būdas. Na, dabar reikia tik tai nupiešti akytę, kasgi čia sunkaus. Akytę ir kojytės. O, iš to įsijautimo padariau paukščiui truputį per daug galinių pirštų. Bus kažkoks labai žmogiškas. Tvirčiau stovės ant žemės. Nauja paukščio veislė. Paišant labai svarbu atsipalaiduoti ir negalvoti, ar taip yra iš tikrųjų, ar nėra iš tikrųjų. Nes mes nuo pat pradžių darom, piešiam tai, ko nėra iš tikrųjų, tik panašu. Nu va, o dabar paimam dar vieną skiautelę. Padėsiu, čia bus kiaušinis, bet jis man jau čia netelpa. Paieškom, kokios dar skiautelės galėčiau. Ir gal išsikerpam kokią gražią gėlytę. Tai va, labai džiaugiuosi, kad galiu pasidalinti šituo dalyku. Naudokit skiauteles, naudokite guašą, tai yra nuostabus dažas. Ir tiesiog paįvairinkit tom skiautėm mokyklinį vaikų gyvenimą ir savo gyvenimą. Tos skiautelės kitą kartą
afirmacija. Arba, pavyzdžiui, reikia kažką prisiminti. Užrašų knygutėje viskas tvarkingai parašyta vienodai. Nes turime rašiklį ir rašom viską užrašų knygelę. Jei norit, kad būtų atkreiptas dėmesys į tam tikrą vietą, jums užteks priklijuoti mažytę skiautelę savo darbo knygoje ir tos vietos, tikrai nepamiršite. Taigi, labai universalus yra būdas naudoti, o štai mano paukštelis, mano vardas Sigutė. Labai džiaugiuosi, kad žiūrėjote, kurkite, nesustokite. Gražių dienų.